Nu ką, važiuoju į garažą, į Opel Omegos remontui. Pasižiūrėsiu, kaip su to suportu šiandien seksis, nes vakar jisai buvo matyti surūdijęs ir nepavyko išjudinti, tai galbūt reikės nuimti šiandien, prajudinti arba išardyti ir nupirkti naujų detalių. Nu ką, į garažiuką atlėkiam, pradėsim darbus. Na, atvažiavau į garažą. Pasižiūrim, kaip čia atrodo viskas. Taip, suportėlis. Tai va, reikia jį nusukti. Ko čia mums reikia? Labai lengvai atsisuko. Matos, kad buvo kažkada nuiminėta, nes labai gerai suktas buvo. Gerai, reikia daugiau įrankių pasimti. Na, yra problemų, biškai čia sustabdžiu vamzdelių žiūriu. Mėginant sukti, sukasi kartu. Teks naujo vamzdelio. Bet čia jis trumpas, tai daug nekainuos. Ką padarysi? Nu ką, bandom sukti. Na, va, šauniai pavyko. Galima neštis ant stalo dabar. Bandysiu su oru išspausti tą cilindriuką, nes visiškai jis nejuda niekaip. Pabandžius ant stalo, tai teko atgal pridėti prie mašinos ir mėginsiu tada su oru. Na, žiūrim, kas bus. Nu, nejuda nei kiek. Mėginam dar. Nepavyksta. Nu, nejuda nors tu ką. Mėginsiu užmerkti su rūdžiu atlaisvintuju. Gal padės. Ir dar mėgint su oru pūsti. Na ką, bandome dar kartą su oru išpūsti tą cilindrą. Žiūrim, kaip gausis. Kažkas pajudėjo. O, valio, išlindo. Super. Na ką, reikia išardyti suportą 4 varžtus. O, kaip lengvai serda. Reiks viską išvalyti. Na ką, suportai laukia dabar remonto komplektų. Reikia pamėginti nuimti stabdžių diską, pasižiūrėti, ar išeis ar ne. Kol kas viskas gerai. Irgi matas, kad buvo kažkada nuiminėta. Tikiuosi, pavyks. Nu ką, dabar laukiam šrotinių dalių, šrotinių diskų, naujų kaladėlių, remonto komplekto ir tada viską surinktinėsim atgal. Nu ir reikės dar stabdžių vamzdelį naują nusipirkti, nes šitą teko nulaužti.